Tai aš esu daugiausiai gavęs 700 litų arbatpinigių Per vieną vakarą. per vieną vakarą. Ir už vieną dainą. Ir vienas iš tų pasakymų, jis pasakė, ir kažkur mes ėjom, sako, ant jūros asfalto žalia neauga. Man kai buvo 30, man atrodo, metų, buvo labai stiprus lūžis mano gyvenime. Ir aš tuo metu gyvenime turėjau vaiką ir televizorių. Ir man atsakydavo į klausimą, kas laimėjo varžybas Panevėžyje. Ar mūsų futbolistai, ar ne mūsų. Jeigu mūsų futbolistai pralošė, tai jų ateidavo gal kokių, nežinau, ten trečdalis, žinai. Bet jeigu laimėdavo, tai tada ateidavo beveik 80% komandos ir vienu žodžiu nuneštavo stogą. Aš esu Mindaugas ir čia DJ Kronikos. Ačiū mūsų rėmėjams. Skaniai skamba, Kordo 22 ir žinoma Vitonis Media. Prenumeruokit mūsų YouTube kanalą, sekite mus socialinėse medijose ir būtinai sekite mūsų naujus epizodus. Iki. Sveiki, aš esu Mindaugas ir čia DJ Kronikos. Pradedam antrą epizodą. Pirmajame turėjome svečią Ramūną DJ Plato ir toliau tęsime temą apie Panevėžio diskotekas, apie žmonės, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie tos kultūros vystymo. Tikrai prisiminsim čia senus gerus laikus ir apie tai, kaip vystėsi Panevėžio, sakykime, diskotekų, didžėjų kultūra, kaipgi tas miestas augo ir tikrai, kadangi ir patys turbūt nebejauni, tai smagu prisiminti tos senus gerus laikus ir turbūt visiems papasakoti ir visiems turbūt smagu prisiminti, apie ką mes čia šnekam. Tai DJ Kronikos bendras Skaniai skamba ir Vitonis Media projektas. Turėsim nemažai epizodų, pradžiai Panevėžys, o paskui žiūrėsim, gal važiuosim ir platesnius vandenis. Ir antro epizodo svečias pas mus šiandien legenda, Panevėžio legenda, kitaip nepasakysi, ir tai yra Tadas Mitonis D. Labas. Kaip tu gyvas? Gyvas, bet tai pristatyti legendą, žinai, dabar galvoju legenda, Bet ačiū tau. Visi mes legendas, vienaip ar kitaip. Žinai, tas legendas, aš tai dėl ko tai pasakau, kad tu pačiam kartais taip neatrodo, bet kai tu įsiveli į tą maždaug mūsų amžiaus ratą, ten plus minus 50 metų, tai, žinai, kai jau žmonės nebevaikštai, tas tūsas diskotekas, tai jie kažkaip vis tiek, ogi čia, žiūrėk, šitas legenda ten kažkoks. Ir kažkoks klubas yra legendas, man atrodo, Lietuvoje. Nežinau, aš turiu vakarėlių seriją Legendos Anykščiuose, bet ne apie tai. Žodžiu, reiks nostalgijos šiandien mūsų pokalbį. Aš taip įsivaizduoju, jo. Tai iš tikrųjų, turbūt standartinis klausimas, tavo didžiai visi reikalai, diskotekų reikalai, kaip vis tie dalykai prasidėjo, kada, ką prisimeni, ką neprisimeni, nes turbūt gyvenime yra dalykų, kurių neprisimenam, bet papasakok. Jo, bet man atrodo, tu gal daugiau apie mane galėtum papasakoti, negu aš prisimenu, žinai, bet kaip ir visas mūsų karjeros prasidėjo, tai mokykloje. Mokykloje tai būdavo 50 žmonių, 80 žmonių, žinai, o... Tu mokės, man atrodo, 19 vidurinė, ne? Tai pabaigiau 19 vidurinę, bet pagrindas didžiajame prasidėjo 19 vidurinė. Ir paskui pabaigom mokslo metų pabaigoje mes su Gražvydu klasioku gavom tokį pasiūlymą, tai yra Gražvydas gavo tokį pasiūlymą, tai yra pradėti atgaivinti žalkę. Kad tu pats paskui prisijungi prie to žalkės ir užvedėjai visą tą reikalą kartu su mumis. Tai buvo, aš nežinau, gal 98 metai, ne? Jo, kažkur tai mes pirmame epizode palėtėm žalkės temą, sakykime, iki to prisijungimo, apie kurį dabar šnekinės, ten buvo Ramūno DJ Plato, labai daug rezidencijos dalykų ir tai paskui žalkę perėmėt jūs, paskui, kaip sakau, ir mes prisidėjom ir legendinė vieta, apie ją šnekėsim ne vienam epizodė ir ne vieną kartą dar. Jo. Tai gal labai trumpai galėčiau papasakoti, paskui po žalkės pradėjau groti pešinę. Papasakoti tą istoriją, kaip aš pešinę. Tai pešinas dar tada jau buvo paskutinėje vietoje, tai yra valgykloje, Klaipėdos gatvėje. Ir atsimenu, atvarėm kažkaip tai tūsą ir nebuvo čia yra prie medicinos barakų, jeigu kas įsivaizduoja, tai toks geltonas pastatas, aš net nežinau, kas ten dabar valgykla turbūt vis dar. Ne, ten nebėra valgyklos, ten dabar yra, man atrodo, kažkas su biblioteka susijusi, kažkokia veikla. Užeisim pažiūrėti. Tai vienas žodžiu, netvyko vienas didžėjus ir aš kaip tik turėjau kuprinę su daug kompaktų, popso, roko ir taip toliau.
Ir priėjau prie apsauginio, kurį labiausiai pažinojau iš organizatorių. Tai sakau, Čiapai, pakalbėk su savininku, kad man leisti pagroti. Sakau, nėra, didžiaus vis tiek, sakau, leisti pagroti. Tai jis pakalbės, sako, nu gerai, pagrok kokie ten valandą ar 50 minučių davė, žinai. O ten kaip buvo susirinkę kažkur tai gal 80% visos liaudės, tai yra mano visi pažįstami. Visi mano pažįstami. Gana rokavo, hebra būdavo. Jo. Ir aš atsimenu, tada pradėjau groti roką ir kažkokį popsą, vieną kitą klubinį tokį kūrinėlį pagrojau. Ir nunešė stogą, vieną žodžiu. Ir tas savininkas priejo prie manęs po diskotekos, sako, Tadai, aš senai bemačiau taip, kaip kas vyko čia. Sako, ar tu galėtum ateiti kitą diskoteką? Okei, tada ir prasidėjo mano reikalai su Pešnu, bet jie truko nelabai ilgai, kaip ir su Želkė, ne per ilgiausiai, bet Želkė ten aš atsimenu labai 2 geras vasaras. Ypač trečiadienis, ne? Jo, pasirašymai visi darbai ir after parčiai, prie parčiai ir 24/7, žinai, tai. Ir paskui iš Pešino mane pakvietė į patį pirmąjį tokį didesnį naktinį klubą Panevėžyje, tai yra tą Krizo. Tai patį pirmą, čia net nereik didesnis, tiesiog pirmas naktinis klubas Panevėžyje, šiaip, ta prasme, tikras, su šviesom, garsu, taip. apsauga, ten visai barmenais, tai numeris 1. Jo. Jo, tas tikrasis, tai buvo Krezo ir sako, Tadai, tai atėjo patį ramiausią laiką Krezo dirbti, nes tai buvo 2 metai Krezo gyvavimo. Tai ir po Krezo kažkaip tai išvažiavau, man atrodo, Vilnių groti, į Indigo klubą. Tai žiūrėk, neskubėkim dar truputuką, prie Krezo aš norėčiau šiaip steptelt ir šiaip kokie tavo prisiminimai iš tos vietos, nes aš kai dėliojau, žinai, irgi svečius kviesti iš tas DJ Kronikas, išnekėti apie Panevėžį, tai vat man ir prieš filmuojant pradėjom šnekėti, kad man į Krezo ir DJD kažkaip jie, taip prasme, visiškai vienas su kitu jos augi yra, nes daugelis turbūt tave įsivaizduoja iš ten. Tai vat šiaip kaip tau ta vieta, ką tu prisimeni gerą iš jo kažkaip gerų emocijų? Jo, tai buvo visas geras emocijos, žinai, kurį prasidėjo mano tas visi reikalai ir pozityvus ir negatyvus. Tai yra Krezo mes dirbdavom 4-dienį, 5-dienį, 6-dienį, sekmadienį. 4 dienas per savaitę, kur vienu žodžiu aš dirbdavau savaitgalis, kaip ir visi normalūs didžiai dirba savaitgalis, žinai, hebra tūsina savaitgalis. Tai mano tie tūsai buvo kitom darbo dienom, bet aš už Krezo, aš atsimenu, buvau atsakingas už viską. Tai yra už reklamą, už renginių organizavimą, už didžėjavimą ir už renginių pravedimą. Nes tada savininkė buvo Vesta ir jinai apskritai kaip išgirdo, kad didžėjus gali kalbėti per mikrofoną, pristatinėti kažką. Nu, kažkaip tai keista buvo, tai pas mane tas buvo arkliukas, nes anksčiau sakydavo, neduok Tadai ten kažką tai padaryti, bet geriau, sako, duok jam mikrofoną pakalbėti. Tai kažkaip tai buvo tas susižavėjimas iš savininkės ir dėl to atidavė labai daug darbų. Ir būdavo ten įvairios muzikos, aš atsimenu. Būdavo lietuviškos, buvo ir rusiškos muzikos, buvo ir klubinės muzikos ir visi pirmieji tie klubiniai dalykai pas mane atsirado būtent Krezo. Ir ten žiauriai daug. Bet tai vis tiek toks žingsnis, žinai, nes Želkė, sakykim, Pešinas, mūsų pagrindinė publika tais laikais buvo vis tiek neformalai tie Panevėžio, ne? Ir mes ten repai, speed garažai, nežinau, tu gal mažiau stas, bet ten, žinai, kažkokie hausiukai, speed garažai, ką turėdam visi dream dance'ai, kompaktai ir taip toliau. Tada rokeliai, ten turbūt Guana Apes. Nirvana buvo, ten Blurrai buvo. Lords of the Boards, Offspringai. Offspringai, jo. Tai Nano Lonely. O Krezo, jisai, vis tiek, jau toks public reikalas, kur jau renkasi, tais laikais tikrai ten ir bandytų daug eidavo, būtent tie pirmieji metai. Paskui ten prasišlifavo ir Krezo tapo jis toksai ganėtinai, fainas, organiška vieta, bet pirmi metai keliagi ten buvo pakankamai banditska vieta. Ten buvo ir man pasakė Vesta, sako, tu tą atėjai patį ramiausią laiką. Nes sako, čia jau mažiau skraido kėdė, žinai, mažiau ateina klientai už baro patys įsipilstyti, žinai. Tai, bet aišku, tai daug ką ir padarė, kada tais laikais galėjo policijos darbuotojai būti apsauginiais. Ir labai daug ką tą dalyką suorganizavo tie vadinami apsauginiai policininkai.
Tais laikais irgi buvo, žinai, vienas Bet tai buvo vienintelis klubas Panevėžy, kurį aš pamenu, kad saugotų policija. O Nes paskui jų atsirado daugiau, ten kai garsas, gryliai ten taip toliau, kad būdavo apsaugos firmos, o Kreza buvo jis iki pat galo, man atrodo, saugojo policija visą laiką. Aš bijau pameluoti, nes paskui policijos nebeturėjo teisę dirbti, ta prasme, dar privačiai, kaip ir privačiai gauti pinigus iš privačių. Jis būdavo apsaugos policija, dar taip, departamentas paskui jo neliko, galbūt jo. Jo, liko, aš mačiau dar iki šiol netgi kai kurie policininkai. Renginiuose dabar susitinku, privačiuose renginiuose buvus tuos policininkus, tai jau vienas kitą atpažįstu. Šiaip gerai infrastruktūra buvo Kreza padaryta didžėjui, ta prasme, ten tie laiptai. Laiptukai, jo. Kad suprasti, tai naktinis klubas Kreza buvo pakankamai nedėlis baras, virš baro buvo didžėjus ir jisai turėjo tokį kaip savo kambariuką, kur galėdavo užlipti laiptais ir užsidaryti dangtį, kad prie tavęs niekas nelįstų. Ta prasme, aš dirbau Kreza irgi, bet aš dirbau vėlesniam laikė. Tai tada dangtį dažniau turbūt naudoji negu aš. Šiek tiek su Tadu ir po to Tada, čia ne apie mane laida, bet labai gerai prisiminiau iš Kreza, kad tai visą laiką ateidavo kas nors į viršų pabūti, savi. Būdavo ir savų, ir nesavų, žinai, tai jau pabūti. Šiaip ten, fun, toks, kaip sakau, vipas. Ir kartais būdavo, kai ateidavo pavojinga situacija ir užsidarai dangtį, tai būdavo, kuo tuo metu daugiau yra žmonių pastatę ant viduje, tuo yra saugiau, nes visi sulipa ant dangčio. Kad nes... Ivaniškių International. Jo, būdavo. Aš atsimenu, pas mane labai daug kas ateidavo į viršų, šiaip, nes ten būdavo toksai labai įdomus dalykas. Susveikinimo, aš atsimenu, būdavo, žmonės ateidavo, užsakydavo arba dainą, aš sumokėdavo pinigus, tai aš atsimenu, kaip dabar būdavo susveikinimo 10 litų, be sveikinimo 5 litai, žinai. Paskui infliacija mes po 20. Ir paskui, ta prasme, daug kas gėrimo neždavo, tai aš ten, vienu žodžiu, ten ir prasidėjo visi daugiau tų nesąmonių su alkoholiu mano gyvenime, bet buvo tai, kad mes gyvenom iš arbatpinigių. Taip, nes sekmadienis, ketvirtadienis ir sekmadienis mokėdavo kiam litų, man atrodo, taip. O penktadienį, šeštadienį šiam aštuom. Kažkur tai gavosi per savaitę, 200 per vieną savaitę. Jo, man atrodo, per 4 dienas surinkdavo 200. Jo, bet žinai, visą laiką mokėdavo algą kiekvieną sekmadienį. Kiekvieną sekmadienį, bet aš atsimenu, ateidavo pas savininkę, atsidaro sąrašiuką, žinai, nes mes už barą imdavau, tik vaišindavom, ten ir panų buvo ir viskas, žinai. Bet savininkė Vestar dar būdavo. Buvo pradžioje Vesta, paskui ne, Galina buvo. Ilgą laiką Galina buvo ir paskui Galina išvažiavo į Izraelį ir atėjo Danutė. Ir kada Danutė atėjo, tai prasidėjo bent jau tie visi finansiniai reikalai į blogąją pusę, nes iki tol būdavo atsiveršęs asmenį, žinai, sako, Tadas, minus 50 eurų, 50 litų, žinai, tai supratau, kad per daug išleisdavau bare, žinai, tai mes iš arbatpinigių. O kada Danutė atėjo, tai buvo pati pirmoji vadovė mano gyvenime, kuri ateidavo paprašyti, neteidavo, pasakė, tai yra procentą palikti nuo arbatpinigių. Nes ir paskui dar viena moteris dar buvo labai trumpai tokia, užmiršau, Arena. Kristina būdavo prie durų, kur pasakė 50%, vienu žodžiu, tu turi atiduoti. Mes kažkaip nelabai laikydavomės tų dalykų. Bet jinai skaičiuodavo, išgirdavo, jeigu kalbėtų negalėdavo draugą nemokamai pasveikinti. Bet tu užbėgai mano minčiai, gerai šitai, aš norėjau klausti. Šiaip, klubose visą laiką mokėdavo po savaitgalio pinigus, ar ten po 2 savaičių kaip kur. Beveik kiekvieną mielą savaitgalį, žinau, būdavo tokie dalykai, kad labai retai būdavo, kada tu turi pasimti, gauti kažkiek taip pinigų, žinai. Tai. Bet kiek daugiausiai esi gavęs arbatpinigių? Daugiausiai esu gavęs per vieną vakarą $500, tai yra, bet aš tada grojau Egivėlą, aš atsimenu. Egivėlui grojau ir tai buvo mano išleistuvės, man atrodo, aš tada išvažiavau į Angliją ir aš padariau... Ką tu veikiai Egivėlui šiaip? Aš Egivėlui, tai ne, tai ten buvo gal keletą nerenginių, bet keletą vakarų, kad didžiavau. Kartu su jumis. Mes buvome Egivėlo rezidentai, atėjo Tadas ir gavo 500 arbatpinigių. Ne, aš ne iš karto gavau. Tai buvo, ir aš atsimenu, Andriy Rose tada grojo. Ir aš atėjau, mano išleistuvės buvo, aš turėjau pagroti Krėzo, atvariau garsą trumpam pagroti ir atvariau Egivėlą pagroti, žinai. Ir Egivėlui pasakė Andrius Rose, žinai, kad, sako, va čia tu gausi daug arbatpinigių.
Aš sakau, sako, matai ten viršui, sako, kažkoks naftos magnatas, sako, bet su juo rusiškai reikia kalbėti. O aš rusų kalbą suprantu ir galiu kalbėti, bet nenoriu. Ir tais laikais atžiūrė ateina, sako, galiu uždėti ant dainą, žinai. Nebeatsimenu kokią dainą. Galiu, sako. Ir paduoda pinigus. O, 100 žalio, žinai. Pirmą kartą gyvenime 100 žalio. O kiek tu daugiausiai esi gavęs? Aš Krezą esu daugiausiai gavęs. Ir dirbom jau tada, tavęs nebebuvo. Dirbo aš ir Bumba. Krezą tada atsimenu. Ir aš dirbau penktadienį, Bumba dirba šeštadienį. Ir ta pati chebra baliavoja. Aš labai gerai žinau, kas tai yra per žmonės. Tai yra buvę futbolistai, šiuo metu treneriai, bet neįvardinsiu dėl to, kad man atrodo gal net ir Panevėžį treniruoja. Aš suprantu, jo. Bet tuo metu tai buvo Lietuvos rinktinės futbolininkai žaidžiantis ne Lietuvoje. Na, čia šnekam apie 2002 metai kažkur tai. Tai aš esu daugiausiai gavęs 700 litų arbatpinigių. Per vieną vakarą. Per vieną vakarą. Ir už vieną dainą, bet už kiekvieną kartą, kai aš leisdavau, man duoda 100 litų. Ta daina buvo Ivaniški International Review. Rusiška, nes mes rusiškas negrodom šiaip. Kadangi šitą reikėjo ir jie labai dainavo. Ir paskui Bumba dirba kitą vakarą. Ir jisai iš tos pačios kompanijos, kuri dar gerai iššilus jau antroji ir trečioji paroj, jisai už tą patį gabalą prasinešė, man atrodo, apie 900 litų. Visą reikia suprasti, kad tuo metu... Už vieną dainą? Už vieną dainą, bet už 100 litų už vieną dainą vienas kartas. Mes ten 7-9 kartus leidom. Už vieną dainą. Tai tada, ten norėjom tiek mane, tiek Bumba atleisti iš darbo, bet mes pasakėm, kad mes turėsim dirbti 7 ar 8, savaitgalis, kad uždirbti tiek pinigų, kiek mes uždirbom per vieną dieną. Ir gražioj formai pasakėm, kad žiūrėk, ne tavo reikalas, ir mes ten tikrai nikom nesidalinom. Buvo tas įtampas, bet, kaip sakau, 2 minimalios algas, tai nebetame buvo reikalas, nes, žinai, kad suprasti, buvo mes, bet dar buvo kolektyvas, ten barmenas Mantas, ten tuo metu nesvien dar mergaitės kelias dirbo, tai ten visiems buvo gerai, tais vakarais, ten visi gavo arbatpinigių pakankamai, tai kaip sakau, vienintelė nepatenkinta turbūt tą vakarą buvo vadovė. Jo, aš atsimenu visą laiką, kada futbolistai atydavo į Krezo, būdavo toks dalykas, kad aš negaliu per renginius, per tuos renginius negaliu dalyvauti kažkokias varžybas arba dar kažkokius festivalius išvažiuoti. Ir man atsakydavo į klausimą, kas laimėjo varžybas Panevėžyje. Ar mūsų futbolistai, ar ne mūsų. Jeigu mūsų futbolistai pralošė, tai jų ateidavo gal kokių, nežinau, ten trečdalis, žinai. Bet jeigu laimėdavo, tai tada ateidavo beveik 80% komandos ir vienu žodžiu nuneštavo stogą. Tai būdavo irgi ta hebra, žinai, kur labai linksmi, labai fainas. Fainai, įsiplėtėm apie Krezą, bet turim, kaip sakant, tą ribotą pusvalanduką iki mūsų mikso. Aš dar noriu paliesti keletą labai svarbių temų. Ir gal labai trumpai keliais sakiniais, kaip po Krezą klostėsi tavo šiaip didžiavimo kelias. Tu kažkur išvažiavai, ten Vilnius, kažkas ten buvo ir kaip atsiradai ten, kur dabar esi, sakykime, didžiavimo sferą, nes su tais privačiais gal renginiais dar kažko. Aš dabar žinau, dėl Indigo, aš labai ilgą laiką galvoju, man atrodo, irgi buvo kvietimas mane atvažiuoti į Vilnių pagroti Indigo klube ir tai buvo dar irgi mano didelis agrutas, arkliukas, tai yra kalbėjimas. Nes iki tol irgi mažai kas kalbėdavo ir aš atsimenu ten... Čia mes Panevėžį beveik visi kalbėdavom, o daugiau... O labai labai keista buvo, žinau, bet irgi ta prasme, Krezo irgi ten iki tol labai sakė, mažai kas kalba, žinai, ten... Bet esmė tame, kad Indigo buvo rezidentas Sėzis. Jo, bet jisai grodavo tą kitokią muziką, žinai, aš savo kitokią muziką. Ir dabar, ir po Indigo buvo dar vienam klube, kažkaip tai ten keletą mėnesių pagrojau, aš užmiršau netgi jo pavadinimą. Ir paskui kažkaip tai grįžau į Panevėžį. Man atrodo, aš gavau ar traumą rankos. Ir aš nebegalėjau dirbti Vilniuje ir likau Panevėžyje. Nes dirbai, man atrodo, TV3 pagalbai, kino operatorių. Jo, aš garso režisierius buvau TV pagalbai pačioj pirmoji ir paskui, bet ir pradėjau groti, aš atsimenu, tada persikraušiau, aš tada gavau pasiūlymą dirbti Kaune. Kaune aš persikraušiau į Kauną. Ir Kaune grojau klube Kombo.
vedžiau renginius. Prieš pat užsidarimą turbūt, ne? Jo, prieš pat užsidarimą, jo. Ir po kombo, aš tada norėjau persikrauščiau į Vilnių gyventi, tada Vilniui grojau ten Bokšto gatvėje kažkoks tai tam undergroundinis toks kavinė, toks klubelis buvo, žinai. Tenai grojau ir paskui grįžau į Panevėžį, nes gavau traumą. Nes gavau tą Man žinomą... atrodo, tas įvykis, kai dar neužpuolė, tai ne tas buvo dalykas, kai... Čia prie garso, kur buvo, kaip Paulius, man atrodo, organizavo... Jo, kad ten tu gavai su peiliu į kažkokią tai... Jo, čia arterija nupjauta, nervas nupjautas, iš kojos paimta arterija įdėta į ranką, nejaučiu 3 pirštų, žinai, biškelį kažkiek tai dabar jaučiu, žinai, tai miksuoti labai sunku, žinai, gitarą jau nebegroju, tai, bet miksuoti labai sunku ir... Apie gitarą dar labai trumpai, čia gali nieko nesakyti, aš prisiminsiu, kad šiaip Tadas, iš kur aš jį pažįstu, dar prieš didžėjavimą, turbūt Panevėžy buvo tokio lyrinio rokelio grupė Veidas, kur Tadas grojo gitarą, tuometinė mano trumpai buvusi draugė, su kuria mes draugavom, linkėjimai irgi, tai buvo vokalistė, ten tokie pakankamai žinomi veidai visuomenės, iki šiol to grupiai visi matė. Tadas buvo gitaristas grupės. Jo, tai aš tada gavau traumą ir aš atsimenu, nebegalėjau nieko nei groti, ten kažkiek laiko buvau visiškai įsijungęs iš to grojimo, paskui pradėjau kažkaip, tai aš dabar nebeatsimenu, kur pradėjau groti. Aš paskui, man atrodo, pradėjau dirbti Gyvalos krūtėvėlį vadovu. Po viso to čia. Čia loftas buvo Tauras dar tada, ne? Ne, Gyvalos krūtėvėlė prie stoties. Ai. Prie stoties, tai ten irgi buvo keletą tokių įdomesnių vakarėlių ir taip toliau. Dabar Špunka ten yra. Jo, tenai. O paskui iš Gyvalos krūtėvėlės mane pakvietė dirbti direktoriumi į Taurus loftą. O aš Taurus loftė, ten irgi santykiai nelabai gerai susikostė su savininku, kur laimėjau bylą ten darbo ginčų inspekcijai. Ir paskui aš išėjau daugiau dirbti su privačiais vakarėliais. Aišku, dar dirbau laikas pagal savo specialybę, oficialiai pagal savo specialybę. Tai yra, dirbau bendruomenių rūmuose, organizavau renginius, pas didžiausias renginys tai yra manas organizuotas miesto gimtadienis, aš atsimenu. Tai ir iš lygiagrečiai, atsiprašau, po Gyvalos krūtėvėlės aš dirbau bendruomenių rūmuose. Po bendruomenių rūmų mane tada pakvietė dirbti į Taurus loftą. Ir tada po Taurus loftą aš išėjau daugiau dirbti į privačius savo reikalais, ne? Ir savo reikalais, privatus jau organizavimai, vien tik tai privatus renginiai, vestuvės, kooperatyvai ir šiaip asmeninis šventės. Tai va, ir žinai, kaip sakau, man 2 tokie dalykai, mes vieną labai jau taip giliai pakankamai apšnekėm, tai Kreza, ir antras su DJD reikalas, tai yra ant judraus asfalto žolė neauga. Jažnas, aš atsimenu, turbūt pirmą Jažną Kreza Rusy turbūt buvo, ne, ten kažkokia salė buvo. Jo, ten buvo. Jo, įvedant Jažną, tai buvo Tado projektas, kuris kartą į metus suburdavo visus Panevėžio didžėjus. Perkrausiu, buvo pirma idėja, pirmi metai buvo kas pusę metų, tai yra sausio mėnesį daryti ir Liepos mėnesį daryti. Aš atsimenu tada, kada ėjom iš Krezo į Garsą, ten visi linksmi tą patį daryti. Ant sniego pusnių. Jo, tai tas vakarėlis jau. Jo, tai idėja, ta prasme, nes jisai truko pakankamai ilgai, tai gal ten kokie metai pertrauka ir buvo, bet paskui jis įsivystė į renginį viešą ir pakankamai didelį ir sėkmingą, kol galų gale kažkada kaip ir viskas numiršta, taip ir numirė, bet tai tikrai ilgas projektas ir ta iniciatyva, jinai tavo buvo. Esmė, turbūt, jeigu taip trumpai supažindinant, kad vis kiekvienais metais prisijungia naujų didžėjų, kurie krikštijami vienaip ar kitaip, jo, ten Senvagė ar ten kažkur tai. Ir, žodžiu, taip įeina į Chebrą ir, žodžiu, Panevėžio visas vaibelis. Ir ten dar ta legendinė nuotrauka Facebook'e gal 2009 metų yra vienas paskutinių turbūt to Jažno, ne? Kur ten daugybė žmonių, nes sugrįžo ir Vilniaus Straika, ten pamenu, ir Flaksenai buvo, net Linas Troskis, gal ir tas ten kažkur malės, žodžiu, daug ten buvo, daug buvo žmonių ir kartu su naujokais ir toks gal kaip vainikuojantis viską. Tai pirmiausia, tai kaip prasidėjo ir kokia yra pavadinimo kilmė, nes kosminis jisai. Jo, pavadinimas yra ne mano, čia aš tada gyvenau Londone, aš atsimenu,
Ir labai gerai suėjau su tokiu bičiuliu Justu, tau linkėjimai. Ir jisai buvo tokių kartais iššaunančių minčių generatorius. Bet ta prasme, jis kartais pasako ir vienas iš tų pasakymų jis pasakė, jei kažkur mes ėjom, sako, ant jūdraus asfalto žolė neauga. Aš prisėdau, aš atsimenu, tai prisėdau. Aišku, mes ten buvom po vakarėlio tokio gerą, žinai. Aš sakau, jūs tai. Sakau, aš tau prižadu pagal šitą pavadinimą suorganizuoti renginį. Ir aš kaip tik galvojau, kokį šitam projektui. Kažkaip ir vienaip galvoju, kažkaip prisimenu tą istoriją ir kažkaip tai prilipo. Hebrai pasakiau, žinai, visi sako, labai toks įdomus kažkoks tai pavadinimas, žinai. Ir va šituo pavadinimu, žinok, man kažkaip tai neatsiejamas dalykas. Ir tą jūs ten labai gerai prisimenu dabar. Ir geras pavadinimas, vienas Panevėžy buvo Jungtiniai Didžieji Emiratai. Taip. Ten irgi turėjau gerą pažįstamą Kasperį, linkėjimai tau, mes tikrai tą kada nors pakalbinsim, kai tu grįši. Tai aišku, ten kūrybinis irgi žmogus buvo labai stipriai. Tai buvo Jungtiniai Didžieji Emiratai ir radio laida Laiko ratas. Jo. Tai čia tavo, norėjau paklausti, čia tavo yra tie išskirtiniausi pavadinimai tų renginių, ar buvo dar tokių? Turbūt čia Kasperio gal daugiau pavadinimai, bet jie tokie vieni įdomesnių buvo turbūt tuo metu. Tai va, prie Jažno grįžtant, kaip ten ta pradžia buvo ir trumpai gal istorija, perbėkim, kaip ten tie renginiai vystėsi. Šiaip tai buvo pati pirma mintis, būdavo Sikvies Chebra, nes buvo labai tokių visokių povandeninių vandenų, žinai, ta prasme, ir kažkaip tai buvo mintis burti visą Chebrą vienoje vietoje, ar išsikalbėti, ar pasitūsinti kartu. Cementovkė, žodžiu. Jo, ir esmė tame, kad toks tai dalykas, kad kuo tu daugiau laiko praleidi su tą bendra vadinamą Chebrą į vienus, ta prasme, kur į vieną pusę žiūri, žinai, ta prasme, į didžiajamą renginius, buvo į vieną vietą, ir pasitūsinti, ta prasme, kad artina visi tie dalykai, kartu buvimas, tūsinimas, tai yra artina žmogų, žinai, ta prasme. Bet team buildingas, vienai par kitaip. Jo. Tai, žinai, toks dalykas buvo, kad subūriau pakankai iš papradžių, gal nedaug buvo Chebros, paskui vienu metu buvo labai daug Chebros. Ir paskui įsikvėpė tas renginys dėl to, kad Chebrai išvažinėjo kitus miestus, žinai, ir aš nebeturėjau pinigų ir mokėti už Chebrai, už ten ar už kelionės, ar kai kurie yra Panevėžio didžiai ir paprašė honoraro, žinai. Ir esmė tame, nei vienas tų renginių oficialus į platesnės man, nei vienas neatnešė man kažkokią pelną. Aš atsimenu, prie Gyvėlos dar scena buvo pastatyta, kada mes ėjom į Trabinę, ten krikštyti Chebrą, žinai. Ten buvo scena pastatyta ir aš atsimenu, tas vienintelis renginys, kur buvo didžiausias mano minusas. Bet aš tai galvojau, įsikvėpiau, sulaukdamas kažkokių tai didesnių honorarų už Chebrą, žinai, nes turbūt visi ir galvoja, kad aš labai didelių pinigų užsidirbu nuo tų dalykų. Aš tai manau, žinai, kaip yra tas laikmetis, jis apskritai, apie jį būtų galima daug ir ilgai šnekėtis, nes aš turbūt ir pats buvau pykė tuo metu ir, žinai, kaip sakau, irgi charakteris ir mes ten turbūt nepaslaptis irgi geriausi draugai tuo metu nebuvom, žinai, tuo laiku. Tai, žinai, jeigu dabar kaip jau subrendęs, kai viską, žinai, žiūri, kai tas nebeaktualu, žinai, ir kai tu žiūri iš perspektyvos tos praeities, tai, žinai, čia kaip ir kažkokia komanda, kaip ir dar kažkur, mes buvom iš pradžių labai draugiški už Panevėžį, žinai, ten klubų, ten buvo, aš nežinau, turbūt 4 ar 5, kurie tikrai pilnavertiškai dirbo Panevėžį ir visi laisvalaikį vis tiek eidavo ten į parkelį po klubų, ten toliau afterį ir taip toliau. Bet, žinai, pradėjo augti ego, žinai, vienas ar kitas, tarsi mes pasidarėm kažkokias karjerą, žinai, vienas vienur, kitas kitur ir automatiškai, žinai, karjeras dažniausiai vis daro žmonės, kurie turi tam tikrą ego ir stuburą. Taip. Ir, žinai, kai tie dalykai, jie vienas su kitas susilipdo, atsiranda ir tam tikrai interesai, žinai, ir aš esu susidūręs kaip organizatorius nemažai su tais pačiais žmonėm, atrodo, su kuriais kartu, žinai, ten vos nemiegodavai, žinai, parom, kad paskui atsiranda kažkokias įtampas. Ir aš čia, manau, žinok, lygiai taip pat, tie jaunikliai, žinai, jie eina groti dėl to, kad kažkaip pakvietė jam fainai įsivažiuoti. Tu eidamas groti tą renginį, tu greičiausiai aukoji kažkokią tai savo savaitgalį, kažkokią tai gigą, žinai, kur uždirbtum tos pinigus. Kitas dalykas, tu žinai, kad tu kaip organizatorius, jeigu darai bilietus, tu gauni, tai prasme,
savo kažkokią naudą, bet tu naudojas vardu jau tuo, kuris yra vardas, žinai. Taip. Ir dėl to tu gal ir paprašai tam tikrą honorarą. Kaip čia, dabar tai, žinai, atrodo ganėtinai protinga. Tuo metu, žinai, atrodo, kad, nu, čia kaip čia, tipo, davai prie Hebrasgi, ten taip ar taip, žinai. Bet turbūt taip ir susidėlioja, žinai. Jo, bet aš norėčiau tavęs paklausti, kiek tau renginių yra atnešę pliuso arba nulio ir kiek renginių atnešę yra minuso. Nes vienas iš didžiausių mano minuso tai buvo tas mini festivalis kelių dienų, Dagautas, kur aš dariau žalioju ten. Kur su gerom muštynėm ten buvo, ne? Nu, ant pačio gal jo Marozui padarė savo, žinai, vis tiek, ne, ten tik paprasčiausiai jie ten prie vyjimo, žinai, nieko nepadarė, bet tai aš ką norėjau pasakyti, vienas irgi iš didžiausių minusų mano irgi buvo Dagautas, žinai, tai ir krypstu tą temą, kad kiek įmanoma renginių, kiek pas tai buvo renginių, kiek tu gavai pliusą ir kiek tu gavai minusą. Žinai, pas mane gal buvo biškai kitaip, nes aš dažniausiai turėjau klubą užnugarį. Tai prasme, nes tu gal daugiau tai kaip nepriklausomas, aš visą savo gyvenimą praktiškai vienai per kitaip dirbu klubuose. Taip. Ar tai rezidento, ar paskui vadyba, ar dar kažko promuoti ir mes vis tiek susikurdom tą autoritetą, žinai, kažkokį prieš savininką, bet prieš darką ir jeigu tas renginys yra ten nulinis, musinis per barą, tai galėdavai kažkaip susiniveliuoti. Bet šiaip daugiau buvo tikrai pliusinių renginių ir turbūt didžiausias ir pelningiausias. Ir aš manau, kad apskritai Panevėžy didžiausias vakarėlis buvo mano 10 metų scenai buvo Celebrate'as pirmas. Buvo labai dėkingas laikas prieš pat krizę, 2008 metų, čia galbūt 2007. Ir aš atsimenu, kad tuo metu mes VIP Martynį darėm tą renginį ir per tą renginį bendra apyvarta bilietų ir baro buvo turbūt arti 50 000 litų. Ir aš šiaip dabar, kai bandau dėlioti, kiek įsivaizduoju, kiek uždirba, turbūt buvo rekordinis apskritai vakarėlis Panevėžyje. Bet šiaip apie tos minusinius, tai mano didžiausia minusą atnešęs vakarėlis, ne vakarėlis, o renginys. Tai laikykitės, Hebra, tai yra Leono Somovo ir džiazų koncertas Panevėžy pats pirmas 2010, man atrodo, metais. Ir buvo 2 etapų renginys, buvo Valentina, Celebrate Valentina, buvo pirmoji dalis, tai buvo garso kino centro didžioji salėje Leon Somov and džiazų gyvas koncas. Ir vakarinė dalis buvo DJ Donatello, tuo metu jau Tuborgas, man atrodo, buvo nebe VIP Martynis. Ir aš su vakarinė dalim atpirkau minusą Leono ir džiazų koncerto. Ta prasme, nesurinkome žmonių ir tai buvo toks didesnis, jo gal ten, ar tai gal 5-7 tūkstančių litų tuo metu buvo minusą. Bet tai čia buvo 100% tavo renginys, ne? Jo, tai buvo mano Celebrate'as. Nu tai aišku, pas mane irgi ten ir Tautoros lofte buvo ten įvairių tų renginių, tai irgi vienas iš tų renginių, kur pakankamai tą pliusą, aš dabar prisimenu, kad aš sakau, nieks neatvežė. Tai čia buvo kitokios kultūros, kaip aš sakau, kitokio lygio renginys, tai yra Mamontovo koncertas Miltinė dramos teatre, žinai, kur irgi labai ilgai dirbu šito projektu. Tai irgi pakankamas buvo tas pliusas, bet aš dar prisimenu, kodėl aš toksai vienišis buvau renginių, kažkokio organizavimo renginiuose ir tai klubiniai kultūrai. Kiek dariau Hebros, aš nesakau apie tave, nesakau apie tos artimesnius Hebros, ta prasme, ne iš didžėjų kultūros, sakau, visi nuneždavo iš manęs pinigų. Visi. Nu, negaliu sakyti 100%. Tik aš ir Beržų gatvį dariau, irgi Beržų 5, pas Juozapo ten irgi dariau keletą tūsų. Tai ten iš viso aš ten buvo pakęs, kaip pradėjau viską skaičiuoti, stebėti kameras ir taip toliau, žinai, tai čia buvo irgi. Na, čia turbūt mentaliniai dalykai, žinai, ir nebesugrįšiu. Turiu dar paskutinę temą, paskui paprašysime tas pagrot, pusvalanduką geros linksmos muzikos. Tema jautri, gali pasakyti kiek nori, kiek ne, dėl ko aš jos klausiu, vien tik tai dėl to, kad tu pats apie tai viešai labai daug šnekėjai ir propagavai tuos dalykus. Ir aš manau, kad tai yra labai geras lakmusas to laikmečio. Aš manau, kad šis laikmetis jis yra šiek tiek kitoks, bet visas tas didžėjų gyvenimas, promoterių, klubų ir taip toliau, nu tai yra vienaip ar kitaip didžiulis rock'n'rollas. Ta prasme, bent jau tame amžiuje, kada tau yra ten turbūt iki 30, tai aš ir pats atsimenu, ta prasme, nepaslaptis 15 metų geriau vaistus nuo spaudimo po to, kai visą tai baigėsi, nes tai buvo absoliučiai vienaip ar kitaip kenkia psichologiškai, kenkia tavo ten organam, mesom ir taip toliau.
ir mes visi paslystam, turim vienokių ar kitokių priklausomybių, iš kurių išlendam arba ne. Ir aš kaip supratau, kad tu turėsi tais dalykais reikalų gyvenime, ne? Jo, aš viešai esu tai parašęs, tai yra mano alkoholizmas, kur teko ir gydytis, ir teko ir viešai prisipažinti, nieko neslėpti, žinai, tai Mindaugai, kodėl aš išvardinu tas dienas ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį, 4 dienas per savaitę. Didžėjus, ta prasme, aš labai daug didžėjų pažįstu, kurie praėjo per šitą reikalą. Nieko tokio. Aš pažįstu, nelabai daug, gal keletą didžėjų, kurie per šitą dalyką praėjo ir aš tame tarpe, aš turėjau didelių problemų su alkoholiu. Aš turėjau žiauriai didelių problemų. Daugelį metų chebra net nesuprato, kad aš turiu tokių problemų. Aš turėdavau esmės, ta prasme, išgerti visą laiką, kad aš galėčiau lipti ant scenos. Aš pasakysiu dar viešai tokį dalyką, kuris man iki šiol, man dabar yra virš 40, bet mažiau negu 50 metų, aš turiu rankų tremorą. Aš rankų tremorą ir mane tais laikais labai chebra, kaip sakoma, užgauliodavo ir visai kitaip vadindavo nuo mokyklos laikais. Ta prasme, tau dreba rankas. Jo, tremoras, drebėjimas rankų yra. Ir aš supratau išgėręs, kad jos nebedreba, žinai, ir tipo, kad čia viskas tvarko. Aš pirmiausia pradėjau gerti, kad viešai nesimatytų mano rankų drebėjimo, lipimas ant scenos. Paskui ten renginiai, paskui ten tas rankų drebėjimo nebekreipi dėmesį, žinai. Tu geri dėl drivo, dėl kaifo, dėl visų kitų dalykų. Taip, aš paskui nusiritau iki tokio lygio, kad aš jau viskas, aš sakau, arba patys blogiausi gyvenimo sprendimai, žinai, arba patys pozityviausi gyvenimo sprendimai. Tai aš patį pozityviausią gyvenimo sprendimą priėmiau, tai yra nuvykti į Vilnių, Minnesotos programą, 28 dienas, užsidaryti, gydytis, analizuoti save ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Tai, kaip sakoma, dabar yra beveik 13 spalio mėnesį bus 13 metų be alkoholio. Ir tas metas, tai pasakau, tai darė didelį įtaką renginiai mano, bet čia daugiau yra susijęta su nekaltinu iš tų renginių, ta prasme, nekaltinu tų vakarėlių ir taip toliau, nes tu ne vakarėliai, ta prasme, tave girdo, tu pas save girdai, žinai, čia yra ir dar asmenybės dalykai, žinai. Nes tai tų priklausomybių mes tikrai turim, žinai, vieni jos išaugai didesnės, kiti kažkokias lėtinės. Ir čia, žinai, tikrai galim nubristi labai toli tos psichologinius dalykus, bet tikrai mūsų būtent ta karta, gal jaunesnė karta, gal nesakau nesupras, nes atsiradė sportai, atsiradė kitas požiūris. Pas mus tai buvo visiškas tūsas visą laiką ir ta prasme, lygiai taip pat tas tu sakai ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, mes iki vėl turėjom trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį. Trečiadienį mes turėjom po 1000 žmonių. Dar tu be viso ko esi žvaigždė tuo metu, ta prasme, pas tave čia važiuoja iš Lietuvos, iš užsienio, mes žvaigždės pradėjom vežtis viską. Trečiadienį, rimtai užtūsinį, su viskom, kom priklauso. Ketvirtadienį, nedaug dėvi, tau iškrenta dirbti, ta prasme, tu nepaskrysi. Tu iš pirmą dalyką, ką padarai, tai tu varai prie baro. Taip. Tu pasieki tam tikrą lygį, kol paskrendi. Taip. Atidirbi visą naktį, vėl įsimiegi penktadienis. Labą dieną, penktadienis. Penktadienis, tada dar žiūri, kaip jauties, bet greičiausiai penktadienį irgi nestipriai, bet tą šilumą palaikai. Ir netyčiom, jeigu dar koks šeštadienis. Netyčiom, jo. Tai šeštadienis retro vakarai, grot visišką tą atsiprašom ir šiaip nei nuotaikas, nei noro po tų jau 3 dienų ir pagero tūsą nebėra. Tai šeštadienį irgi varai prie baro, irgi iki tol, kol gali pradėti normaliai grot, nedaug dėja parūkys, nes šiaip aš esu, čia irgi nepaslaptis, ne kartą su visų pultų nusivožęs nuo scenos vakarėlio pabaigoje ir taip toliau. Ir čia, nes tikrai buvo važinėta po visą Lietuvą nemažai, tai ten, kaip sakau, legendų irgi. Tai yra tamsioji visa šita reikalo pusė, iš kurios, man atrodo, pagal kiekvieną individualų dalyką arba tu išlipi pats kažkaip sausai, arba tau reikia pagalbos. Tiesiog. Turiu dar 2 klausimus, tokios labai paprastus, bet susijęs su mūsų gyvenimu. Varyk. Jo, tais laikais mes miegodam dieną, ne?
Nu, ar Kai mėgodavom. esmė tame, kad ar tu gali pasakyti, kad tu drąsiai galėdavai sakyti, kad mūsų naktis, jūsų dienos žmonė? Jo, nu, tai būdavo, realiai tai, tu turi savaitgalį, kada tu persibastai po visų afterių, turbūt, nu, dažniausiai jie apie 6 kokią, turbūt, nu. Jo, tai kaip minėjai, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, 4 Nu, dienas tai iš priklausomai, 7. kada labiau pavargęs grįžti Taip. 4, kada mažiau kitą dieną 4 dienos. Bet jau, kada grįžti dieną, tu pamėgi dieną, jeigu ką pamėgi ten kelias valandas, nu, jeigu pamėgi kelias valandas ir kažką daryti, tai kas tave atgaivins, turbūt vėl, nu, įkalt, žinai, arba, nu, taip, kažkaip tai būdavo, nesirūpindavai per daug apie tai, valgydavai čia burėkus, turėdavai ten, žinai, reikėdavo 10 litų. Ta prasme, nu, tarsi, kad išgyventi tą trumpesnę dieną negu visų, tai 10 litų tai yra 2 čia burėkai, 2-3 salaus, nu, tai važiuoju, 4-5-6 kažkur tai litai ir 3-7-5 lėmo mėlynas. Ir viskas, visą dieną. Jo, čia, nu, nebepešiam tokių, žinai, tai tu laikais dabar, žinai, gal sakės, nu, bet toks gyvenimas buvo, žinai, čia nėra ko slėpti, nes nors kuo atviriau pasakoju, tuo žmonės, žinai, ir turi. Taip, naktį būdavo daugiau reikalų negu dieną. Ja. Tai aš į savo gyvenimą, tai aš visą laiką atsimindavau, tai ypač po traumos, kai buvo, aš dar kažkur, tai man atrodo, dar grodavau. Mano tėvas yra biturys. Aš grįždavau iš tūsų, aš pas tėvus gyvenau, ranka čia buvo koja, žinai, visą ką. Dar po tūsų grįždavau, tai aš su tėvus susitikdavau virtuvį tik tai. Paryčiais, nes tėvas tada keliasi, aš tėvukų vadinu, tėvukus keliasi, o aš einu miegot, žinai, tipo labas, žinai, ir taip toliau. O kitas iš to klausimo išeina toksai, mes dirbėm savaitgaliais, ne? Kaip tau, aš paskui savo istoriją papasakos, kaip tu reaguodavai į tuos savaitgalinius darbus, kada yra draugų gimtadieniai, yra festivaliai, yra koncertai, kur tu norėtum nuvažiuoti, bet jau, pavyzdžiui, pas mane aš jau esu užbukintas jau labai, pavyzdžiui, senai. Aš tai neužbukintas, būdavau įsipareigojęs kažkur tai klubui, nes tuo metu daugiau buvo, žinai, visa, nu, vadyba, reikalai, ten koncertai, man negalėdavai tai ištrūkti. Nu, taip. Šiaip čia yra skaudi tema ir iš tikrųjų ta tema, jis skaudi gal man asmeniškai, nes, žinai, nu, susidėlioja tas gyvenimas vienaip ar kitaip. Antra pusė yra, aš nepamirškim dar, jeigu jinai yra. Tai kokia antra pusė tavim norės būti visą laiką, ta prasme, nebent visišką tusovšikė, žinai, kur kartu su tavim varai tusuojasi, bet, nu, jau kada tau 25 link 30 vis tiek viskas jau truputėlį sėda. Tai ta tema, žinai, aš ir užsikirtau turbūt dėl to, kad galvoju, kaip čia ją lengviau keliais sakiniais pasakyti. Aš nežinojau, kad tai egzistuoja. Jeigu taip šviesiai tiesiai. Koncertai, atostogos, kad savaitgalys kažkas ten kepa šašlus pas kažką, nu, taip išvažiuodam kažkur tai, žinai, dieną, nes vakarė tu vis tiek turi važiuoti. Bet aš tiesiog to nežinojau. Ir šiaip, jeigu taip atvirai, aš net nelabai dar žinojau. Pradėjau žinoti, kai atsirado mano pirma dukra, kai aš buvau šiek tiek atsitraukęs nuo tų reikalų ir tada jau po metai buvo Kamiliai, kad aš visai atsitraukau nuo šitų reikalų. Bet su dabartinė mano žmona Eglė, kada mes susidėjom, kada mes pradėjom draugauti, aš tada pradėjau iš naujo pažinti apskritai gyvenimą, jeigu taip šviesiai tiesiai. Nes aš buvau visiškai nutraukęs tos didžiainius reikalus su renginiais, aš nebeturėjau nieko bendro. Ta prasme, ir tada jinai man pradėjo rodyti natūralius dalykus, o aš tuos dalykus pradėjau suprasti taip, lyg tai man būtų 10 metų. Jo, pradėjo rodyti gyvenimą, ne? Jo, tarsi aš supratau, kad tu gali išvažiuoti atostogauti, kad kažkokie žmonės slidinėja, pavyzdžiui, ta prasme, atrandi tokius dalykus, kad tu gali išeiti į kavinę, atsigerti vyno, pavalgyti, kad galų gale reikia tėvus lankyti. Nes buvo laikas, kada jau išsikrausti iš tėvų, ta prasme, aš po mėnesį nenuvažiuodavau pas tėvus tam pačiam mieste. Prasme, tu pradedi iš naujo gyventi ir per kažkiek laiko tu pradedi suprasti, kad tie savaitgaliai iš tikrųjų iš tavęs atėmė labai daug dalykų, turbūt pačio to laiko, kada tu buvai sveikiausias ir fainiausias.
čia nesiskundžiu, ta prasme, tas laikas jisai davė savo gerus dalykus. Prasme, wow, rock'n'rollas, fainai. Vėlgi sakau, tai yra laikmetis 2000-ieji, 90-ieji, iki 20-ųjų, kada šiaip viskas buvo kitaip. Džimui niekam ten nerūpėjo hebrai pagerdžinai, ten kažkokie, viskas biškai kitaip buvo. Tai va tuo metu ir kitas dalykas, kad aš pats tai buvau užsimarinavęs į tai, kad aš esu žvaigždė. Ta prasme, tu esi personažas. Su karūnom, tai daug kas mes vaikščiojame, žinai. Ir mano tas gyvenimas jisai taip ir susidėliojo. Aš turėjau ne pačią lengviausią vaikystę. Ir aš labai anksti pradėjau groti ir labai anksti pasiekiau ten tų rezultatų. Ne 15 metų, paskui aš 17 metų išvažiavau į Palangą ir ten kiekvieną dieną gyvenau su visom žvaigždėm, kur ten absoliučiai grįžau, ten žvaigždė, žinai, nieks nesprato, draugai davė į galvą, kad biškai atsipurtyčiau, žinai. Ir tu susikuri burbulą, kuris tau yra patogus. Ir, pavyzdžiui, dėl to burbulo lygiai taip pat aš neišvažiavau mokytis iš Panevėžio. Nes ten net nekiek nepažymėlėjame, bet dėl ko aš likau čionai, nes aš supratau, kad aš išvažiavęs į Vilnių mokytis, nieks ten manęs nežinos ir kad tu turi pradėti. O čia yra labai paprasta ir smagu, kada tave visi pažįsta. O visas duris labai lengvai atsidaro mažo mieste, kada esi žvaigždė. Ir realiai aš daug dalykų, būdamas tą personažą, aš jos palikau, taip, žinai, ta prasme. Ir dabar, kai tu žiūri, man žiauriai faina matyti, kada žmonės 25 metų dirba normalų darbą, jau susikūrė verslą, turi kažkokį pagrindą, žinai. Man, kai buvo 30, man atrodo, metų, buvo labai stiprus lūžis mano gyvenime, vienas iš toks pirmų sudėtingesnių. Ir aš tuo metu gyvenime turėjau vaiką ir televizorių. Ir tarsi man reikėjo klausti visą kitus namus, aš pasiėmiau vaiką ir televizorių. ir tau yra 30. Ir va tada tu supranti, kada tu pradedi kurti. Ir aš galvoju, jeigu aš būčiau, žinai, bent jau anksčiau pradėjęs kurti tos dalykus, jie būtų anksčiau ir aš dabar natūraliai turėčiau rezultatą kitokį, žinai, didesnį gal. Jokiai ten yra ten namas, ten kam ko reikia, žinai, viskas, bet, žinai, per trumpesnį laiką reikia sukirti. Ir kitas dalykas, jėgų yra daug mažiau, kantrybės daug mažiau, visko yra daug mažiau, nes viskas yra sudrožta. Tai, žinai, čia yra ta kita tamsesnė tų vakarėlių pusė ir aš labai džiaugiuosi, kad tie didžėjai dabartiniai, viską jie kitaip tai mato. Atidirba darbą, žinai, iš ryto nuvaro į džimą, ten, žinai, su mašina važiuoja ir taip toliau. Mūsų laikais, mano aplinkoje, tai nebuvo praktiškai neįmanoma, nes tai yra tūsas, tai yra koks nors afteris, tada dar ten taip ir viskas, tokia rock'n'rollė, žinai. Tai nežinau, ar atsakiau tą klausimą, bet kažkaip... Daug atsakai, žinai, aš labai daug sutinku su tavim, bet vienu dalyku labiausiai tai nesakau dėl kantrybės, dėl to, kad kantrybės man dabar yra žymiai daugiau negu tada, nes tais laikais kantrybės nebuvo, čia to nebereikia. Aš tai lyginu, nes turiu 2 vaikus, žinai, kaip auginau pirmą mergaitę ir kaip antrą. Pirmą auginant buvo daugiau kantrybės. Bet apie grojimą ar tais 2000 metų kantrybės, tai čia 2 nesilyginimo dalyko, aš tai žiauriai parinausi. Aš pradėjau žiauriai parintis ir buvo tas metas, gal kada perdėgiau ir taip toliau, kad aš, bralius, festivalis, noriu festivalį, svajonė vieną festivalį, kitą nuvažiuoti festivalį, bet negaliu nuvažiuoti. Nes kai kurie, pavyzdžiui, privatai yra užbukinti kartais prieš metus, prieš pusę metų. Ir taip, dėl to, kad apie tą gyvenimą, todėl ir aš esu dar nevedęs. Aš neturiu žiedo, aš labai noriu vestuvių ir taip, bet ir esu savo partnerį dėkingas dėl to, kad kartais supranta tų savaitgalių esmę, bet aš jau irgi labai noriu, žinai, to visiškai savaitgalius atsakyti, visiškai, žinai, bet pakankamai, žinai, yra. Čia, žinai, kaip tik labai, man atrodo, ir pabaigai mūsų labai gera tokia tema, žinai, nes esam vyresni, žinai, aš nekėjom daug apie praeitį. Turim dabar. Prieš 15 metų kalbėtume. 20, gal net ir 25, turbūt aš čia pernai atšokau savo 25 grojimą, žinai, jubiliejai. Tai žinai, bet tas savaitgalį jie, ypač dabar, kada, žinai, ir vaikų, sakai, kaip ir partneriai yra, tai aš buvau labai nuo to atsitraukęs, aš vis gyvenau, sakau, kitam burbulė ir kažkaip gyvenimas dėjo, kad aš vėl truputėlį grįžau prie tų renginių, aišku, ne prie kažkokių klubinių grojimų, bet prie tų pačių privatų, žinai, ten techniniai išpildymai ir taip toliau. Ir dabar tas laikas, kad aš turiu pereinamą laikotarpį, žinai, dieniniam darbę ir man reikia daugiau pavaryti, žinai, savaitgaliais. Ir tu kiekvieną kartą išvažiuodamas penktadienį, tu matai nuotaikas, kurios yra namie. Ir ta prasme, jie supranta, kad tu turi važiuoti uždirbti pinigų, žinai, nes rašymą, paskolas, ten dar kažkas. Bet jie nori
ta prasme, kad tu būtum namie. Ir dėl to sakau, čia tas laikas jisai yra labai fainai tam tikrų laikotarpių, o paskui tu vis tiek turi jau ieškoti kažko alternatyvų arba susidėlioti, žinai, kaip sakau, su šeima, kad šeima irgi turbūt sukurtų kažkokį savaitgalinį darbą ir tu gali tada čilinti ar kažką daryti paprastom dienom. Jo, aš uždariau tas praeities duris, žinai, ir nesigaliu labai žiauriai dėl daug dalykų gyvenime, nes tai buvo didžiausias gyvenimo pamoka. Bet tas dalykas, kada dabar, žinai, esi tas daug naujų kartų, kada tu ir gali atostogas, aš nežinau, prieš keletą metų, tik tai pirmą kartą išvažiavau atostogauti, ta prasme ne prieš keletą, kažkaip prieš 7 gal metus. Pirmą kartą per savo gyvenimą išvažiavau tokių ilgų atostogų, nesipanindamas. Ir čia prieš 3 metus išvažiavau mėnesį laiko atostogų. Mėnesį. Bet ir tai išvažiavau sausio mėnesį, žinai. Negaliu važiuoti vasarį. Tai yra vasara, nes yra daug vestuvių. Tai va. Žiūrėk, aš pabaigai tau žiūriai noriu palinkėti daugiau atostogų. Ir daugiau savaitgalių. Aš jaudinuosi, jeigu atvirai prieš šitą mūsų epizodą ir pokalbį su tavim, nes mes labai senai esam bendravę. Šiaip, tai prasme, nebuvom kažkokie labai artimi draugai niekada, bet tas laikas, jisai, kaip sakai, buvo ir karjeros ir ego. Turbūt dabar buvo laikas, kai tu turi kažkokias išankstinės nuostatas dar vienas apie kitą iš seniau. Ir aš manau, kad, aš labai tikiuosi, kad mes kažkiek tų išankstinių nuostatų ir tarpusavį sulaužėm šiandien ir šiaip buvo žiauriai smagus ir organiškas pokalbis. Ačiū tau. Ačiū, kad pakvietė, žinok, tikrai didelė garbė yra dalyvauti ir tas vaibas yra visai kitoks, tie flashbackai visi sugrįžimo, tai žinai, tai viskas. Ir gerą tau pagrojimo. Ačiū tau.